Tai šiame video aš sudalyvausiu Vilnius Gravity Cup'e. Tai bus mano pirmosios varžybos. Jo, prediktinu pirmą vietą nuo galo. Tai taip, šiuose varžybose dalyvausiu su e-bike'u. Dabar dar pirmos dienos apšilimų bus su hardtailu, nes e-bike'o stabdžiai nelabai veikia. Tai dabar padarysiu editą montažą iš 5 dienų treniravimosi. Nuo pirmos dienos iki 5, kuria vyko varžybos. Tai dabar ant ekrano uždėsiu laiką, iki kurio nueikit, jeigu norite, tiesiai į varžybų dieną. Nu ir ką, varom nuo pirmos dienos. Tai tik apsižiūrėjau trasas ir vienas klipas yra.
Як то все? Vienintelis lainas, kurį raidinu, uždarytas. Nežinau, ką daryti. Nu, manau, kad reiks važiuoti šitą lainą, kurį važiuojant į Bermą. Tas Sofkemberis, tai ten, nežinau. Nu, tai dar vieną kartą nusileidžiu pirmą trasą ir važiuosim į antrą. Šitas posūkis man sunkus. Nu, tai važiuojam į antrą varžybų trasą. Aš neapsižiūrėjau, nežinau, kas bus atidaryta, kas uždaryta. Gal reikia biškį apsižiūrėti ir tada bandyti. Gal reik biškį apsižiūrėt. Nu, nėra jau labai įspūdingai tragiška, bet reikia tą šuolį peršokti kažkaip ir apsižiūrėti apačią šitos trasos. Jau šiandien 2 kartus nuvažiavau. Nu, jau pusę baterijos nebeturiu, tiksliau net nepasikroviau, iki 100% tik. Ai, labai gerai sekas. Dabar bandom šitą visą nusileisti antrą. Nėra tai blogai. Jumpą gal beveik pavyko. Nežinau taip, ar tikrai dašokau. Apačia dar sunkiai. Mums daivas. Nežinau dėl to jumpą. Nu tai va pailsėjau ir dabar varau dar pirmą trasą. Kartą nusileisiu ir tada grįšim prie antros. Sėkmės.
14% baterijos, turbūt 3 nusileidimai. Ir tada 30 km su išsikrovusiu važiuot namo. Realiai decent. Nu dar vieną kartą šitą trasą varom. Nu ką, 5 procentai. Tobulai. Dabar 3 valandos važiavimo bus. Tai man belieka paimti pirmą vietą nuo galo. Nu pakilimas čia tiek pramaltas. Čia su tais starkvargais visiškai ištaškė. Ypač viršuje net užvažiuoti nelabai įmanoma. Aišku, suprantama, kai nesu į baiką, tai sunku iškilt. Tai jau. Bet šiaip kažkaip tai labai išdraskyta. Bandom off-camberį. Nėra blogai šiaip. Nu tai dar važiuoju pirmąją trasą, pabandysiu visą su off-camberio lainu. Pažiūrėt, ar galiu pravažiuoti, ar ten tik pasisekė. Varom.
reikia padaryti troliną į dropo gepą pirmos trasos. Pažiūrėti, ar yra šansų bandyti. Atrodo sunkiai. Nu ką, biškį lyja. Labai silpnai. Gal ir gerai. Tai bandau gepą. Gerai, su bunny hopu, su e-bike'u bunny hopo normalaus nepadarysiu, bet vis tiek manau pakeisinau dropo pakilimą, bet sakyčiau vis tiek geriau. Varom visą pirmą trasą ir tada varom visą antrą trasą ir tada jau turbūt bus laikas, nebebus galima važiuoti, liko 15 minučių, tai kylam pirmą. Nu, šita trasa bus kažkaip. Varom antrą trasą, ten bus su to smėliu blogai. Varom. Holy. Skaitykim, bandžiau peršokt. Turbūt dabar viskas ir jau lauksim varžybinių ranų. Bet turbūt čia su e-bike'u bus per vidurį bent jau, arba net vėliau. Varom. Mano kategorija elektrinių 5 žmonės dalyvauja, šiaip 6, bet jo. Nu, po biškį artėja, kylu vėl. Nu, kai kurie ten taip sendino. Holy. Nebiškį nepragepinau dropą, bet tikiuosi sub minutė bus, būtų gerai. Kilo daiktų pasimt, tada long jumpas bus tipo. Tai PM5,8 visai neblogai. Biškį geriau negu galvau. Tai dabar bus kažkoks long jumpas, tai varom. Paskutiniai test runai ir pradėsime long jumpą. Gerai dar test runai? Jo. Atsargiai nesimaišykime žmonėms, kurie šoka. Ir kol kas lėrina pirmą lygį. Atsargiai nesimaišom raideriams. Atsargiai nesimaišom raideriams. Nu tai va, sudalyvavau long jump'e. Nu tai dabar važiuoju į antrąją trasą. Nu bus sunku. Nežinau, svarbu nusileist. Nu būtų gerai dar tą vieną jump'ą peršokt. Varom.
What the fuck? Nu kas čia per grybai? O, ištrolintas ramas. Į mane vos neįskrido. Geriau būti negalėjo. Eik tu savo. Bet ar juokauji. Ne tragedija, pabaiga šiaip šūdas. Dar turėjau stabdyti, nes medį biškį skyniau. Nu ką, bus taip, pažiūrim laiką. Nu tai ką, visai neblogai laikas. Tai jo, bendras laikas biškį virš minutės 37. Tai trečia vieta, jie iš 5. Tai jo, bendroje įskaitoje gal 19 iš 40 iš visų grupių kategorijų. Nu, visai neblogai. Šiaip kas nepatiko, tai dronai, tikrai jam ne vieta, arba galėtų biškį būti geriau organizuota. Šiaip labai daug laiko išvaisto, tiesiog kai nukrenta, šiaip buvo visai įdomu, smagu. Jo, tai dar va, parodysiu, ką laimėjau, paskaitykite. Nu ką, sekantis video gal bus, o gal nebus, apie barendus. Tikrai būsite girdėję ir jo, pažiūrėsim, ar jie tikrai padeda. Ačiū, kad žiūrėjote ir šiam video bus tiek.